nesileidžiant į baudžiamo kodekso detalės, nuo kiek metų iki kiek, bet yra už vartojimą yra numatyta administracinė atsakomybė, taip, tai yra baudos, o už priekybą yra numatyta baudžiamoji atsakomybė. Ir laisvės atėmimas nuo 3 iki 8, jeigu neklystu, iki 12 metų. Sudėtinga būtų apskritai apibrėžti, ar baudžiamosios priemonės tai yra prevencinė priemonė. Taip. Sakyčiau, kad tai yra daugiau valstybės, sakysim, kerštas narkomanui už jo padarytus nusikaltimus. Už vagystės, už tą patį narkotikų platinimą, kas irgi yra žinoma baisus nusikaltimas. Prevencinės priemonės turėtų būti pradėtos taikyti labai ankstyvam amžiuje. Mane stebina, sakysim, kai jau šiuo metu vaikų darželiuose bando prastumti lytinio švietimo prevencinės priemonės. Aš nediskutuosiu, ar jos geros ar blogos, bet kažkodėl nekalbam apie tokius rimtus dalykus, taip kaip narkotikų vartojimas, kas pirmoje eilėje turėtų būti nuo labai mažo amžiaus. Tai yra mūsų net ne paaugliams, vaikams turėtų būti formuojama kategoriškai neigiama nuostata narkotikų vartojimo atžvilgiu. Kokios jos turi būti, kaip minėjau, aš esu teisininkas, turėtų dirbti pedagogai, specialistai, psichologai ruošdami tas priemonės. Tiek, kiek man teko susidurti su mūsų pacientų, kurių per 22 metus buvo pakankamai daug, populiariausias būdas yra asmens supažindinimas su narkotinėm medžiagom, davimas nemokamai pabandyti, tam, kad vėliau turėtum naują narkotikų vartotoją, iš kurio galėtum čiulpti pinigus. Tai yra pagrindinis arba vienas iš pagrindinių narkodilerių uždavinių. Tai yra plėsti savo rinką. O su priemonėmis, kaip minėjau, yra nesiskaitoma, ypatingai šiuo metu, kai jaunimas ir anksčiau buvo ir dabar yra pakankamai smalsus. Paragaut nori. Tai šitą vieną kartą, prašau, antrą, trečią kartą būk mielas, jau pirk pats. Taip, kad priežastis, manyčiau, yra prekyba pagrindinė. Uždarbis, biznis. Turėtų būti formuojama neigiama nuostata. Kaip jis kitaip gali apsisaugoti? Jeigu jam bus siūloma, jisai turi žinoti, kad jisai neims to siūlomo kvaišalo. O kažkokiu tai konkretesnių apsaugos priemonių, savęs apsaugos priemonių, be abejo, aš nelabai įsivaizduoju, kokios jos galėtų būti. Nes juk neuždarysime jaunimo, negalim jų neleisti į vakarėlius, diskotekas ar į klubus. Vadinasi, žmogus turės su nuostata, aš gal pasigirsiu tai, bet mano dukra buvo viena iš 3 mergaičių klasėje, kurios nerūkė. Nes mes apie tai daug kalbėdavom ir jinai žinojo, kad ne, aš nenoriu, aš neimsiu, nors jinai dalyvaudavo tose vakarėliuose, šokiuose ir taip toliau. Tai štai tokia buvo prevencinė priemonė. Pirmiausiai turi priimti savarankišką nuostatą, ko jisai nori iš gyvenimo, taip apskritai, kokį jis nori matyti save po metų arba po kelių laikų. Jeigu jisai priima nuostatą, kad jam vartojimas ir jisai pats tą suvokia, taip, kad vartojimas jį sugriovė ir kaip mes sakom savo klientam, jums liko 4 galimi keliai, taip, tai yra psichiatrinė ligoninė, kalėjimas, taip, kapai arba gydymasis. Tada žmogus renkasi, kur jam keliauti, kuriuo keliu. Taip. Jeigu jisai pasirenka blaivybės kelią, tai visų pirma reikėtų išblaivėti, tai yra detoksikuotis. Tam yra galimi įvairūs metodai, tiek privatūs specialistai, tiek narkologijos centrai, tiek namuose negi galima tą padaryti su artimųjų pagalba. O po to būtinai tęsti reabilitacijos kursą, ilgalaikės reabilitacijos, kur jau specialistai nuspręs, kokia to turėtų būti trukmė. Aš nežinau, ar verta dabar diskutuoti apie tuos ženklus, kad tėvai suprastų. Mūsų praktika rodo, kad tėvai suvokia ir priima informaciją, jog kažkas yra ne taip, kai iš namų pradeda dingti dideli daiktai. Kol dingsta pinigai ir papuošalai, tai yra nurašoma ant vaiko padarytos autoįvykio avarijos, kuris turėjo kažką susimokėti, grąžintos skolos, įsigyto naujo tvarkingo daikto. Kai dingsta šaldytuvas arba televizorius, taip, tėvai pradeda mąstyti, kasgi dabar pas mus čia darosi. Paprastai tai užtrunka, buvom atlikę Lietuvoje sociologinius tyrimus, nuo 3 iki 5 intensyvaus vartojimo metų. Po 3-5 metų tėvai priima informaciją, kad pas juos namuose yra problema. Kai jau randa akivaizdžius įrodymus, tai yra švirkštus kažkokius, tai miltelius, galų gale, kai juos informuoja policija, kad vaikas buvo sulaikytas, jam buvo padarytas tyrimas, kažkoks tai atliktas laboratorinis tyrimas, nustatyta, kad jis vartojo kvaišalus. Tėvai labai kategoriškai neigia šitą informaciją, tai yra didelė tėvų klaida.
Jie apsimetinėja, kad nieko neįvyko. Jie labai mielai priema bet kokį vaiko manipuliatyvų pasiaiškinimą. Aš esu neišsimiegojęs, pavargęs, daug ko galima prisigalvoti, kodėl mano akys raudonos, taip, ar kas nors panašaus, ar kodėl aš 2 paras nebuvau namuose. Bet tėvams iš tikrųjų ta situacija būna tiek baisi, kad net jie nujausdami, jog jinai išties gali būti kaip tokia, jie paprasčiausiai neigia. Ne, pas mus gal buvo kažkokia problemėlė kitkame, bet tik nevartojame. Šiuo metu Lietuvoje yra 18 reabilitacijos centrų, panašių į mūsų reabilitacijos centrą. Negalėčiau garantuoti, kad kiekviename iš jų taip suteikiama vienodai efektyvi tiek gydymo, reabilitacijos, tiek netgi konsultacinė pagalba, bet kuriuo atveju geriau kreiptis į bet kurią tuo užsiemama instituciją, taip, negu nedaryti nieko. Kaip minėjau, yra priklausomybės ligų centrai, kur galima gauti konsultacinę pagalbą taip pat. Yra eilė psichologų, psichoterapeutų, psichiatrų užsiiminėjančių šitą problematiką. Tiesiog reikėtų atsidaryti internetą ir susirasti organizacijų sąrašą, kai kurios netgi, pavyzdžiui, neslepia, kad jos yra religinės. Taip, tai tėvai gali pasirinkti, kokią kryptim jie norėtų žengti. Ir tada pasirinkti instituciją, kuri galėtų kažkom padėti. Tai pirma, kaip minėjau, yra detoksikacija. Privaloma, nesvarbu, kur atliekama, bet jos esmė tame, kad žmogaus šlapimas neturi rodyti jokių psichoaktyvių medžiagų vartojimo. Taip, jisai turi būti blaivus ir švarus. Sekantis žingsnis, kurį aš rekomenduočiau bet kuriems klientams, taip, yra labai rimta, stipri psichoterapinė Minnesotos programa Vilniaus priklausomybės ligų centre. Ir kaip minėjau, trečias žingsnis, taip, yra pasirinktas reabilitacijos kursas pageidaujamoje reabilitacijos bendruomenėje. 3 šitie žingsniai. Ir be abejo, dar nesakiau, 4 mūsų reabilitacijos fazė, taip, jos metu yra privaloma pradėti mokytis arba įsidarbinti. Tai yra žmogaus socializavimasis. Tai yra sugrįžimas į pilnavertę visuomenę. 4 ir paskutinis žingsnis. Žmogus nepradėjęs dirbti, nesvarbu, kokį gydymą jisai gaus, kiek profesionalų gydymą, laiko klausimas tik tai, kada jisai atkris vėl ir vėl pradės vartoti. Norėčiau kategoriškai paneigti daugelio reklamuojama kaip visišką pagijimą, taip, arba tikimybę pasveikti, reklamuojama vienintelį žingsnį detoksikacija. Aš minėjau, kad jis yra privalomas, bet pas mus ateina žmonės po 10 kartų buvę detoksikacijos kabinetuose, 15, 20 buvo ir tokių, taip. Detoksikacija, lyginant, sakysim, su stomatologinė pagalba, tai yra nuskausminamo vaistuko suleidimas. Nuskausminamo ir pasakymas, kad na viskas, tu sveikas, eik, mes danties to netaisysime. O tai yra detoksas. Jis privalomas, bet nereikėtų vaikam apsimetinėti, būdant detoksikacijos punktuose, kad jie gydosi, o tai jiems labai patinka, tėvams apsimetinėti, kad jų vaikai gydosi, o specialistam, kad jie juos gydo. Taip, tai yra pirmas mažas žingsnelis. Detoksikacija be tolesnio gydymo yra niekas. Aš manau, kad tėvai turėtų atrasti laiko, jeigu jie iš tikrųjų susirūpinę ir turi bent menkų įtarimų, kad jų vaikas vartoja narkotikus. Ir pavyzdžiui, nepatingėti kartu atvažiuoti pas mus į mūsų reabilitacijos centrą. Tai yra pabendrauti su mano pacientais. Nieko nėra apčiuopiamiau negu pokalbis su žmonėmis, kurie buvo susidūrę su visa šita problema. Kurie žiūrėdami, va tiek jis gali pasakyti, žinai, tau atrodo, kad žolė yra šūdas. Aš ją rūkiau 3 metus, po to 15 metų aš vartoju heroiną, dabar turiu gydytis. Tu, vaikeli, jau turi problemą, pradėjęs ją rūkyti. O pas mus kiekvieną penktadienį, nuo 3 iki 5 yra numatytos svečių valandos. Tai yra mūsų bendruomenė, visiškai atvira visuomenė, visi besidomintys gali atvykti ir dalyvauti mūsų užsiėmimuose. Kitaip tariant, reikia ieškoti specialistų pagalbos.